Tik įsijungiu kamerą iškart priekaištai. Tik kaip man praskrist? Tai kaip, nesuprantu. Einu žvėrių takais. Jau suminta yra ten žolė. Nu, jo, nesumint dėl to, kad yra baisiai šlapė. Turim tą šeštadienio rytą sužadėtą šilumą, taip ir yra. Baisiai šlaps sniegs. Nu, kur mano menka komanda? Girdi, komandos nariai, varyk čia! Va, tokia šeštadieninė mūsų komanda. Viena persona. Tuoj leisim ir važiuosim, kadangi Laurinas kaip tikras studentas skaidrės ruošęs 2-3 valandas iki paskaitos. Tai, o Vincas šiaip pritingintis yra, tai mes su Martynu atvarėm padirbėti. Užsitvėrėm sekmadienį, pasirašėm, ne? Bišnės kalbėjom, bet nieko. Taip jau būn, kai nedirbam ilgą laiką kartu, taip? Pamiršot jau kaip karvės atrodo? Nepamiršot? Juodas su geltonais auskarais. Prie bairė šits mano vaiks yra. Yes! Nu dabar kas, Martynai, bus? Jinai dabar nukeliausi į jūrą. Į jūrą. Sako, vaikai turi eiti į mokyklą, kad durniukai nebūtų. Mano vaiks tikis, kad Pončka nukeliaus į jūrą. Nu taip, vandens pavidalu greičiausiai nukeliaus, bet Pončkos tai tikrai ne. Nu, bet mes buvom ble. Nu, aišku, bet aš žinau, tikrai nenukeliaus, nes ten užtvanka yra bebrų, tai tikrai nenukeliaus. Jo, Pončkai nukeliauti iki jūros labiausiai trukdo bebrų užtvanka, o ne dėl to, kad ištirps, ne? Mama, pagalvok logiškai, vanduo yra ledinis. Kaip gali ledinis su lediniu ištirpti? Neįmanoma. Va, veskit vaikus į mokyklą, kad jie būtų protingi ir logiški. Eina, paim koliukus, žiūrėk, paliksi koliukus savo tą žmogų su plaukais besinešdams. Žiūrėk. O, va. Išsitaškė šukuoseną. Einam žemyn. Jau beveik pasidarėm viską. Čia mačiau iš viršaus gerai matęs liniją. Gal ir dabar matas, kur yra, neturiu su ko parodyti. Rankas užimtas. Nuganyta ir nenuganyta, tikrai jos. Bet dabar, na aišku, jeigu ištirps, tai dar čia galės sugrįžti. Jeigu ištirps, bus blogai. Jeigu ištirps, bus gerai. Ne, jeigu ištirps, bus žiauriai blogai. Nes neliks sniego. Jo, bet užtat liks šieną daug kaugiai. Ir tada pavasarį, nu tau nelabai svarbu, aš tikiu, kad tau nelabai svarbu tą progą išsidrėbį, taip tau ir reikia. Taip tau ir reikia. 100 miltų. Nu mums su tėte tai svarbu, nes pavasaris vis tik neaišku, koks gali būti. Ir taip, išleidžiant per anksti, biški būn tokių niuansų, kad ta per anksti nugraužta žolė paskui sunkiai atgys sezono metu. Nebent tai yra lendrūnas, tai tada velniai nematė dar geriau, kad jis sunkiai atgys. Tai jau mes turim tų lendrūninių pievų prie namų, tai jas ten labai anksti išleisim. Bet šiaip, jeigu gera pieva yra, tai tas ankstyvas nuganimas turi biški savų pliusų, savų minusų. Ir va čia turi tą holistinį kontekstą pasitelkti savo į galvelę ir apsispręsti, kas yra naudinga ir kas nelabai. Tai vienareikšmiškai kuo ilgiau žiemą yra geriau išbūti, negu kad labai anksti pavasarį. Geriausia yra kuo ilgesnė žiema, taip? Girdi, kas tau yra dėmesio stoka? Jo. Ne, žinau, geriausia tai yra vasara. Geriausia tai aišku yra vasara. Ne, šiaip pavasaris ir ruduo yra geriausia. Ne, vasara yra geriausia. Ne, vasara eiti į būna mokyklą. Pirma. Tai čia tik tau. Man tai visiškai nesvarbu. Man visiškai nesvarbu. Antra. Visi eina. Žiūrėk, sniegas senius toj pastatysiu savo snukučiais duobės padarydamas. O, bet... Žiūrėk, čia girdi, kaip jos peša. Tyliai pabūk. Tai, dirb, visas karvės dirb.
Aš irgi dirbu vasarą, kai reikia maudytis, kai gali būti namie. Nereikia eiti tą sušiktą mokyklą. Aha, ir paskui mokytis, kad ledą, tas į pončką gali nukeliauti iki jūros, ane? Ir tą mokyklą nieko neišmokau. Ne, aš irgi pritariu. Svarbiausia eiti maudytis. Kaip tik nubukėjai, man atrodo, tai mokyklai. Svarbiausia, ką reikia daryti, būti namie, maudytis. Tai va, puikus gyvenimas. Nu gerai, varom. Nebe puikus gyvenimas tada, ne? Ne. Nežinau, aš paliksiu čia. Nepaneši, tipo? Nu, jam, nešk. Ką tu nevirs? Virsgi. Nu, ne moteris, aš ne moteris. Ne moteris, ne? Ne moteris. Nu. O Jėzus, kaip sunku. Nu va, šaunuolis. Einam. Oba, ir sniego nebėra. Gerai, ne? Visai įdomiai. Pavasarį. Jeigu būtumėm rimtesnį kokią nors socialinių tinklų veikėjai, būtumėm padarę video susipirkti. Oba, nebėra. Bet mes turim gyvenimą, ne? Mama. Ir nesam socialinių tinklų žvaigždės. Kaip pavasarį, jo. Einam žiūrėti, ką karvytas daro. Kaip pavasarį, bet to jūs tiks. Nu, tau visada reikia išmintim savo pasidalinti, ne? Tai aišku, net žiemos viduris neatėjo, tai ką jūs nu. Žiūrėk, nuėdė, ne, daug ką. Tos... Tai palik jam. Padalink. Nu, visai gražiai ėda jos iš po to sniego, šiaip kaip pagalvoji. Visai gražiai. Dava tik tais. Nu, jo, va čia vakar davėm lygiai tokią pat masę. Taip, tai gal dar nuės. Dar nuės, bet dabar reikia duoti saikingai. Karvykas tolumui šiandien yra perkeliamo diena, bet nekelsim. Nu, papasakok. Žiūriu, kad karvės ne tik gali suspausti ir sutankinti žemę tam tikrų metų, bet gali ir išmasažuoti, atpalaiduoti. Atpalaiduoti biškis. Nu. Tai pakeliuks čia yra, bet va, tai va taip. Tai čia gali ir sėklytė jau išaugti, išdygti, šaknis augti. Tai va iš tikrųjų, kaip sako, teoriškai, praktiškai taip veikia. Nu, jo, čia gerai išmasažausias. Tai, žodžiu, planavom kelti jau ją šiandien. Aš planavau. Durin sakė, ne, tai čia pilna žolės. Ir iš tikrųjų, kai nutirpo, pasimatė, kaip jos prastai nuėdė. Ir matos, kad jos va. Grįžo ten, kur buvo nuėdusi su sniego danga. Tai dar šiandien tikrai pabus čia. Nes Jo, čia sunkiau. Nu jo, čia sunkiau jom, nes čia per daug anglies jau yra. Tai reiktų primaitinti. Su baltymu kokiu. Kur nei? Einam, pasisveikinti, nes jos jau ateina. Tai faktas yra tas, kad ant kalėdų karvių neparsivesim namo. Ne. Svarbu, dar šiais metais, kažkai ar parsivesim. Jau bus išėjusios 23 metais, grįž tik 24. Bet kaip gerai, kad nestresavom, neparsivedėm, tikrai nebevartume. Ne, tai aišku, kad nebebūtum vedęs. Ir aš sakiau, o tu galvoji, jos ėstų, jos kaip pradėties šieną, joms tas tavo vėl gražinims į pievas neatrodo labai įspūdingai. Tai jo, biškį dar pabus. Šiandien tikrai dar pabus, nes ten paskui jau bus mus limituojantis faktorius ganyklų turėjimas. Tai jeigu orai tokie ir va tokiu oru reikės pareiti, aišku, aš tai netikiu, kad čia iki naujų metų bus va toks, vis tiek jaučiu pašals. Bet tarkim, jeigu būtų toks oras ir tau reikia pareiti namo, tai širdelė plyštų. Ir sunku būtų eiti. Pagunda. Taip, visur galėtų, būtų gerai parsivesti jas su sniego danga.
Tai va, tai dėl to reikia neužskubėti ir taupiai sujęs tą žolę, nes paskui, sakau, bus taip, kad ganyklas pasibaigs ir turėsim eit namo. Bet draugauti nori. Kokia. Eiti, pažaisk. Ketera tik pakėla. Tuoj gausi nuo mamulės, čia baigsis. Baigsis tas nesąmonės. Nu, labas, Morkenzija, labas. Nepatenkinta, ne? Ką čia 5? A ką tu nori dabar nuo manęs? Kas ir bijai? Nu, Morka, nėra piktybinė, bet jinai tokia nelabai tave autoriteto laika. Tiesiog yra Morka. Nuo gimimo buvo nevaldoma. Nu tai va, tai žodžiu džiaugiamės nutirpusiu sniegu. Ir jau ką, nežinau, ar tarpušventį kažką nufilmuosim ir ar padarysim video. Gal padarysim. Kokia graži šukuosena. O jeigu ne, tai visiems gražių švenčių. Ir pasimatysim kitais metais. Arba dar šiais. Ką žino.